Žinot, šiandien švenčiam Jėzaus krikštą, bet man atrodo, kad kiekvienas iš jūsų yra irgi pakrikštytas, ne? Kas yra pakrikštytas? Pakelkite ranką. Va, labai gerai. Atsimenat jūsų krikštą? Na, aišku, kad ne, aš irgi neatsimenu savo krikštą. Žinot, krikštas ateina iš tų Jono Krikštytojo, kuris pakrikštijo Jėzų, apie ką mes girdėjom per Evangeliją. Ir žinot, su to Jonu Krikštytoju yra taip, kad jisai turėjo geresnį akį, neturint akinių. Jisai tik pamato Jėzų, iš karto sako, tai yra Mesijas. Ir tai tikėjimas duoda jam tą galimybę matyti paprastą vyrą, bet iš tiesų atpažinti, kad jame iš tiesų yra Dievas, kad jis yra Dievas. Žinot, krikštas duoda mums tokią įspūdingą galimybę matyti to, kas yra nematyta, kas yra paslėpta, ko negalim pamatyti savo akimis. Ir žinot, kas prisimena, kokią šventę vakar buvo? Nu, 3 karalių, aišku, 3 karaliai. Ką jie atneša? Prisimenat? Taip, kas? Smilkalus, auksą ir mirą. Ir atsimenat, ką jie padaro iš tiesų? Atneša dovanas ir pagarbino Jėzų. Jie mato tik paprastą vaikelį, bet atpažino, kad jisai yra Dievas. Mato tik žmogų, bet pasilenkė, pagarbino kaip Dievą. Ir aš šiandien norėčiau kartu su jumis susimastyti, kas atsitiko su tais dovanomis. Matot jos prakartėlėje? Yra? Nu, paklausysim dabar. Jeigu jūs mėgstat istoriją, jums patinka istorijos klausyti, ar ne? Nu, tai gerai. Einu per savo išmintingą knygą dabar ir pabandysiu jums papasakoti istoriją. Gerai? Bet reikės daug tylos. Suaugusiai galite išeiti parūkyti dabar. Kai 3 karaliai įteikė Jėzui savo dovanas, jie iškeliavo atgal į tėvynę. Kaip nurodė angelas, jie grįžo kitų kelių, kad suklaidintų piktąjį karalių Erodą. Žinot, kad Erodas norėjo nužudyti vaikelį. Jiems iškeliavus prie Betlėjaus tvarto durų pasirodė dar 3 klajokliai. Trys klajokliai. Vyrai, pasistumkite, nes klajokliai negali praeiti. 3 klajokliai. Vaikai, matot? 3 klajokliai. Va, ateina 3 klajokliai. Ateina 3 klajokliai. Pirmas atėjo apsirengęs vargingiausiais visame krašte regėtais skurdais. Nesiprautęs, apleistas, su nuo purvo ir senatvės suplyšiais drabužiais. Antrasis, taip pat apleistas, ant rankų ir kojų nešėjusi geležinios grandinės. Įtemptos grandinės apvyniojo jo kūną taip, kad buvo matyti gyvas kūnas ant rankos. Trečiasis, gal kiek geriau apsirengęs, žvelgė paklydusiomis, nervingomis akimis, tarsi šiek tiek pamišęs. Jie stumėsi link durų. Aplink arklidę nuolat judėjo 10 žmonių suvyniotų žiniomis apie neįprasto vaiko gimimą. Tai jūs iš tiesų vaikai. Keletas piemenių, matot to piemenių priekiai, dieną ir naktį budėjo prie įėjimo į grotą. Vos tik pamatė keistus lankytojus,
jie užtveria jiems kelią ir nustumia juos šalin. Gražiai pasielgia. Kilo nedidelis sąmyšis. Kilo chaosas ir ginčiai. Nes nepažįstimieji prigimtiniai reikalavo bet kokią kainą pamatyti kūdikį. Išgirdęs triukšmą, tarpduryje pasirodė Juozapas, šventosios šeimos globėjas. Matot, kur yra Juozapas? Jisai ten prie kėdžių. Jisai nelabai ramus. Kodėl triukšmaujate? Vaikelis užmigo. Jis paklausė. Piemenys paaiškino, Juozapas žiūrėjo ir nepažįstamus taip pat įtariai, kaip ir jie, bet matyt, jam šovė į galvą mintis, nes jis plačiai atverė duris ir atsiduso. Įeikite. Mesijas nepriklauso niekam. Jis priklauso visiems. Kiekvienas turi teisę jį pamatyti. Tik elkitės ramiai. Juozapas turėjo labai gerą širdį. Tikrai jis norėjo Mesiją duoti visiems. Nepažįstamieji stovėjo susižavėję prie ėdžių. Muzikos šviesoje aiškinau, matėsi jų nudriskę drabužiai ir suvargę veidai. Juozapui jų pasidarė gaila. Pastarosiomis dienomis pas jį ateidavo įvairių vargšų, bet tokių skurdų jis dar nebuvo matęs. Jis palinkčiojo jiems galvą ir nuvedė į urvo kampą. Iš šieno ištraukė 3 skrynias, kurias neseniai paliko išminčiai ir padavė nepažįstantiems po vieną. Pirmajam jis davė aukso. Nusipirk savo padorių drabužių, nes tavo skudurai tikriausiai mena pasaulio sukūrimą. Nusiprausk ir pavalgyk. Pasistatyk mažą namelį. Pasiimk šį auksą. Tau jo reikia labiau nei man. Aš turiu gerą profesiją ir 2 sveikas rankas, kuriomis galiu dirbti. Vaikai, ar jisai gerai padaro? Ar jisai gerai padaro, kad atidavė auksą? Kaip jums atrodo? Taip ar ne? Kas už taip? Parenkelkite. A kas sako, kad ne, gerai reikėjo buvo palikti? Pažiūrėsim, kaip toliau istorija. Ir kitam Juozapas tarė. O tu pasiimk kvapnių žolelių ir balzamą. Nusiplauk žaizdas, nusiplauk pjūvius, apvyniok juos tvarsčiais ir pasirūpink, kad neprasidėtų infekcija. Kaip jums atrodo, ar jam bus lengviau dabar? Taip? Negirdžiu jūsų. Aišku. Trečiam jis tarė. Tu atrodai kaip neramus žmogus. Priimk šiuos kvepančius smilkalus. Saldus jų kvapas ramina širdį ir leidžia sielai pakelti mintis į Dievą, amžinosios ramybės kūrėją. Tegul jie padeda jums sugrįžti į gyvenimą. A jūs vaikai priimtumėt tokią dovaną? Aišku, aš irgi priimčiau. Nepažįstamieji paėmė dovanas, bet po akimirkos padėjo jos atgal prie Juozapo kojų. Jie paaiškino, kad Juozapui jų prireikės labiau nei jiems. Nenoriu jūsų įžeisti, bet seniai nemačiau tokio skurdo kaip jūsų. Tai tiesa,
palygindavo galvą pirmas vyras ir jis dabar kalbės. Kadaise buvau turtingas žmogus, turėjau pinigų, rūmų, tarnų, draugų, viską praradau. Mano draugų nebėra, jie uždarė man langus ir duris. Esu benamis klajūnas, vakarieniai prašantis seno duonos gabalėlio. Bet nepraeis nė kelios savaitės ir jūs tapsite benamiu klajūnu, pabėgėliu iš savo šalies. Klajosite iš miesto į miestą ir prašysite stogo virš galvos savo, žmonai ir sūnui. Jums prireiks šio aukso, jis jums bus naudingesnis nei man. Pamatykite, vaikai, jisai toks vargšas, bet vis tiek galvoja daugiau apie Jozapą, apie Mariją ir apie mažį kūdikį. Koks jisai turėjo širdis? Antras vargšas. Žolelės taip pat bus naudingos. Tu pridengsi kruvinas kojas nuo sunkaus darbo skaudančias rankas. Tavo sūnus bus kalinys, kaip ir aš. Aš kadaise buvau didis valdovas, turėjau kareivių, tarnų, elgiausi su žmonėmis žemai, o fortūna nusisuko. Tavo sūnus taip pat bus didis šeimininkas, jis taip pat bus kankinamas ir varginamas, jį nužudys blogi žmonės, jums pravers šis balzamas ir žolelės. Matot, tas žmogus buvo labai išpuikęs, nes jisai žemino savo tarnų, savo draugų, bet žvelgiant į kūdikį, jo širdis visiškai pasikeitė. Ir trečias. Imk ir smilkalus. Aš buvau didis filosofas ir mokslininkas. Ieškojau tiesos apie gyvenimą, apie visatos paslaptis. Maniau, kad esu išmintingiausias iš visų žmonių, bet vis dar negalėjau įsigilinti į svarstomų paslapčių esmę. Nuo viso to mano protas susipainiojo, tapau bepročiu. Per vėlai supratau, kad tik Dievas žino visus slėpinius ir kad jam turi būti skirtas mūsų gyvenimas. Jūsų sūnus atnešė į žemę tiesą ir už tą tiesą jis mirs. Tegul smilkalų kvapas jums primena, kad žmogaus gyvybė kyla pas Dievą. Tas žmogus, žinot, jisai ieškojo tiesos, jisai norėjo išminties, bet pasiklydo. Jisai galvojo, kad to, ką jisai pagalvos, to, ką jisai galvoja, tai gryna tiesa. Ir aš įsivaizduoju, daug ginčių buvo jo širdyje. Bet, kada pamato kūdikėlį, jisai suprato, kad Dievas yra visos tiesos šaltinis. Grįžtame į istoriją. Šventasis Jozapas labai nustebo. Jie ne tik nenorėjo tų dovanų, bet ir tarp keistai kalbėjo apie jo sūnaus gyvenimą. Jisai suprato, kad tai pranašystė. Jis net šiek tiek sutriko. Tačiau Dievo motina, kuri geriau žino angelo Gabrieliaus pranašystę, nuramino jį, kad visa tai tiesa. Nepažįstamieji išėjo priešais tvartą ir ištirpo vakaro tamsoje. Dėkojam aktorams. Žinot, vaikai, kodėl mes pamatom tą spektaklį? Dėl paprastų dalykų. Nes kiekvienas iš mūsų turi tą patį dovaną, kurią gavo Jėzus. Turtą, kurią galim dalinti su kitais. Mirą,
kurią galim nuraminti kitus, kurie kenčia. Ir smilkalai, per kuriuos mes galim duoti garbę Dievui, o ne savo. Krikštas padaro mūsų panašus į Jėzų. Krikštas padaro, kad mes esame panaši į Jėzų. Vieną dieną mūsų tėvai atnešė mūsų į bažnyčią, pakrikštijo. Bet dabar tai mūsų darbas, ką mes su tais dovanomis, kurie gavome, padarytumėm. Ačiū Jums, vaikai, galite grįžti į savo vietą dabar. Aš dar pridėsiu tėvams vieną žodis. Jūs galite jau grįžti, jau parūkot ir jau dabar galite būti bažnyčioje. Žinot, mes šiandien girdim tie žodžiai. Tu esi mano mylimiausias sūnus, aš tave myliu. Ir iš tiesų labai dažnai mes duodam mūsų vaikams tie dovanai, apie kuriuos mes kalbėjom. Mes duodam maistą, mes duodam šilumą, mes vežam į skirtingus būrelius, mes tiek daug duodam. Ir krikštas primena mums, kad turim iš tiesų ne tik duoti per dovanas, bet iš tiesų prašyti Dievą, kad mūsų vaikai galės vieną dieną tikrai pasirinkti, kam jie duos savo dovanas. Ar jie jos pasiliks tik savo ir bus turtingi, išmintingi, graži, ar jie jos padovanos ir kam jie padovanos. Ar jie padovanos Dievui, ar jie padovanos tiems, kurie kenčia, ar jie jūs padovanos, kurie stokoja. Mūsų tėvų, mūsų irgi kunigų darbas tai padėti jiems priimti gerą sprendimą.